Sveiki. Spręsim uždavinius daugianario, daugybą iš vienanario. Sakykim, turim kažkokį tai daugianarį a plus x minus b, kažkoks toks paprastas, ir prie skliaustos yra 5. Taigi mes turim kiekvieną, kas yra skliaustose, padauginti iš to nario, kuris yra prie skliaustos. Tai galima sužymėti rodyklėmis. Tai 5 turim padauginti iš a. 5 turim padauginti iš x ir 5 turim padauginti iš b. Tai taip ir darom. Tai 5 kart a bus 5a. Toliau yra pliusas, rašom pliusą, ir 5 kart x bus 5x. Toliau yra minusas, rašom minusą, ir 5 kart b bus 5b. Ir viskas sudauginta. Šitie visi nariai gali būti ne tik iš vieno skaičiaus arba vienos raidės, bet gali būti kokie tik nori, kokie tik mes sugalvosim. Ir narys prieš skliaustus gali būti taip pačiai ir už skliaustų. Pavyzdžiui, 4 minus x ir padauginta iš, pavyzdžiui, 6x. Kaip sakiau, kad nariai gali būti ne tik po vieną kažką, tai vienas skaičius ar vienas raidė, bet gali būti ir skaičiai su raidėm arba kelios raidės. Bet veiksmus turim atlikti taip pačiai. Kas yra skliaustuose, turim padauginti iš to, kas yra už skliaustų. 4 turim padauginti iš 6x ir x turim padauginti iš 6x. Tai ir dauginam. 4 kart 6x, 4 kart 6x, toliau yra minusas, tai rašom minusą, ir toliau yra x kart 6x. 6x. Žinome, kad daugyboje mes galim narius sukeisti vietomis. Čia nieko keisti pirmame nereikia. Galim tiesiog sudauginti 4 kart 6. Tai bus 24. Ir dar yra x. Tai užrašom x. Toliau yra minusas. Ir čia skaičių paprastai keliam prieš raides. Taigi lieka 6. Ir tada dar lieka mums x kart x. X kart x yra x kvadratu. Imkime dabar sudėtingesnius truputėlį reiškinius su minusais. Pavyzdžiui, minus 4x yra padauginta iš minus 3x. Ir tegu bus vėlgi minus, kad ir 1. Taigi vėl, čia visas narys yra toksai, čia visas narys toksai ir atimk 1. Taigi vėlgi dauginam kiekvieną iš kiekvieno. Taigi pirmas yra minus 4x, jei norim galim apskliausti ir dauginam iš pirmo, kas yra skliaustus. Skliaustus yra minus 3x. Toliau yra minusas. Tai rašom minusą ir vėl, kas yra prie skliaustų. Yra minus 4x. Apskliauskime, kad nebūtų 2.
ženklai vienas šalia kito ir padauginta iš 1. O dabar pabandykime atskliausti, sudauginti. Taigi, pirmiausia, žiūrim. Minusas kart minusas. Tai bus pliusas. Tada galim sudauginti skaičių iš skaičiaus. 4 kart 3 yra 12. Tada galim sudauginti, dar yra x ir x. X kart x yra x kvadratu. Taip, čia jau viską sutvarkėme. Toliau. Yra minusas ir minusas. Jeigu atskleidžiam, tai bus minusas ir minusas. Šalia, o minusas ir minusas yra pliusas. Taip, toliau žiūrim. Yra skaičius ir skaičius. 4 kart 1 yra 4 kart 1 yra 4. Ir dar liko mums viena raidė. X. Parašom X. Ir čia jau kaip ir pabaigta, bet jeigu yra noras, galima va čia tą pliusą praleisti. Jis nereikalingas pačioj pradžioj. Tai lieka 12x kvadratu plus 4x. Viską sudauginam gražiai. Minusas kart minusas yra pliusas. Ir čia gavom visus narius teigiamus su pliusais. Tai galim dar kokį nors sudėtingą reiškinį suskaičiuoti, kur bus ir jau pliusai, ir minus. Pavyzdžiui, turim minus 2p. Padauginta, skliaustusi minus 4p. Tegu čia bus vienas pliusas 3x ir dar vienas minusas. Tegu bus 5ab. Lygu. Taip, nariai yra tokie. Minus 2p, minus 4p, 3x ir 5ab. Dauginam. Kiekvieną su kiekvienu. 1, 2 ir 3. 1, 2, 3. Taigi, minus 2p. Apskliauskime, kad būtų aišku, iš kur mes ką čia gaunam. Taip. Ir pirmas yra minus 4p. Minus 4p. Kadangi čia daugybą, tai apskliauskim. Galim parašyti daugybą ženklų. Taip, eina pliusas toliau. Ir vėlgi dauginam vėl tai, kas yra prie skliaustus. Minus 2p. Ir padauginta iš antras yra 3x. Iš 3x. Galim skliaust, galim neskliaust. Čia minuso nėra. Ir toliau yra minus. Rašom minusą ir vėl pirmas narys prie skliaustus yra minus 2p. Ir padauginta iš 5ab. 5ab. Čia vėlgi nėra jokių ženklų, galim neskliausti. Taigi, dabar sutvarkom reiškinį. Taip, pirmiausia žiūrim į pirmą reiškinį. Taip, du yra ženklai, minusas ir minusas. Minusas ir minusas yra pliusas. Minusas ir minusas yra pliusas. Pliusą galim rašyti arba galim praleisti. Praleiskim. Toliau yra skaičius ir skaičius. Tai yra 2 kart 4. 2 kart 4 yra 8. Dar toliau yra raidė P ir raidė P. P kart P yra P
kvadratu. Taip, pirmą reiškinį sutvarkėm, žiūrim antrą reiškinį. Vėlgi, koks bus ženklas? Turim, jeigu nuimam šitos skliaustus, turim pliusą ir minusą. Taip, parinksiu žalią spalvą. Taip, pliusas ir minusas. Pliusas ir minusas yra minusas. Toliau yra skaičiai. Tai 2 ir 3. 2 kart 3 yra 6. Ir toliau yra raidės. P ir X. Raidės skirtingos, tai tiesiog ir parašom. P parašom ir X parašom. Taip, ir mums liko trečias reiškinys. Trečias reiškinys. Ir vėlgi žiūrim į ženklus. Kokie čia ženklai pas mus. Taip, yra minusas ir minusas čia pliusas. Minusas ir minusas yra pliusas. Toliau yra skaičiai. Tai yra 2 ir 5. 2 kart 5 yra 10. Ir toliau lieka raidės. Raidės yra P, A ir B. Tai taip ir užrašom. P, A, B. Viską sudauginam tokį sudėtingą reiškinį. Ir gavom tokį paprastesnį reiškinį. Ir taip kaip darėm dabar šitas veiksmas dar vadinamas atskleidimu, atskleidėm, bet galim padaryti ir viską atvirkščiai. Jeigu turim AB plus AC, tai kas yra bendro kiekviename naryje, mes galim prieš skliaustus iškelti. Tai yra A ir B abiejose nariuose, todėl jį galim parašyti prieš skliaustus, o skliaustuose parašom tai, kas liko. Liko nepabrauktas B, čia pliusas ir liko nepabrauktas C. Ir mes padarėm atvirkščiai. Iškėlėm prieš skliaustus. Pirmai mes atskliausdinėjom, o dabar iškėlėm prieš skliaustus. Sakykim, turim konkretų pavyzdį. 5x plus 5y. Taip, žiūrim, 5 ir 5 yra tas pats. Tai 5 mes galim iškelti prieš skliaustus. Tai bus 5 ir kas liko, tą parašysim skliaustus. Tai liko x, liko pliusas ir liko y. Nu va, iškėlėm prie skliaustų. Tai yra ne tik su pliusu, bet gali būti ir su minusu, ir ne tik su 2 nariais, bet gali būti ir su 3 nariais. Gali būti reiškiniai sudėtingesni. Paimkim kokį nors trinarį. Pavyzdžiui, 2xy. Atimti 4x kvadratu ir, sakykim, pridėti, tegu bus 8x trečiuoju y. Taip, taip paprastai pažiūrėjus, lyg ir nieko negalim iškelti prie skliaustus, bet 4 tai yra 2 kartus 2. O x kvadratu tai yra x kart x. Kodėl aš taip rašau? Nes aš matau, kad čia yra dvejetas ir dar x yra. Ir matau, kad visur yra po x. Todėl aš bandau išimti po vieną x iš šitų narių. Perrašykime ir antrą narį, tiksliau trečią narį.
8 tai yra 2 kart 4. 2 kart 4. X trečiuoju, aš žinau, kad tai yra x padaugintas iš x kvadrato. Ir dar yra y. Taigi, dabar jau galiu pasižymėti tai, kas yra bendro antram ir trečiam naryje su pirmuoju nariu. Tai yra 2x. Yra 2x. Yra 2 ir x. Vadinasi, 2x aš galiu iškelti prieš skliaustą. Taigi bus 2x ir kas lieka skliaustui. Iš pirmo nario lieka tik tai y. Toliau yra minusas. Kas liko nepažymėta? Liko nepažymėta 2 ir x. Taigi rašau 2x. Toliau vėlgi yra pliusas. Ir liko nepažymėtas 4x kvadratu ir y. Tai rašau 4x kvadratu ir y. Taigi, kaip mes pirmai darėm, kad atskliaudinėjom, tai dabar iškėlėm prie skliaustų. Tai tiek. Ačiū.